Esame vietoje, kurioje yra paruošiamas termofikacinis vanduo. Būtent šis vanduo keliauja vamzdynais iki pastatų šilumos punktų ir taip yra užtikrinamas pastatuose šildymas. Taip pat vertėtų nepamiršti, kad termofikacinė paskirtis yra ne vien pastatų šildymas, bet ir karšto vandens bėgančio iš čiaupo pašildymas. Bet taip pat norėčiau pabrėžti, nes kažkas maišo, kad mes gaminame karštą vandenį, mes jo negaminame, mes jį tiesiog pašildome. Termofikaciniam vandeniui paruošti yra naudojamas upės vanduo, kuris turi įvairių priemaišų, ištirpusių dujų, druskų. Todėl būtina tą vandenį išvalyti, kad išvengti įrenginių ir vamzdynų korozijos nuovirų susidarimo. Būtent tam yra įrengiamos vandens paruošimo sistemos, kurios ir išvalo vandenį iki reikiamos kokybės. Galbūt tikrai neišskirčiau vieno įrenginio, nes visi įrenginiai yra svarbus ir yra reikalingi. Pas mus yra suprojektuotos pažangios membraninės technologijos, kurios gali iš vandens išvalyti net iki 98% vandenyje ištirpusių įvairių medžiagų, cheminių elementų. Taip pat norėtųsi paminėti, kad ne vien įrenginiai yra svarbus, ne ką mažiau yra svarbus ir darbuotojai, kurie tuos įrenginius eksploatuoja, prižiūri ir rūpinasi teikiamą vandens kokybę. Galbūt ne vienas žmogus jau yra ir girdėjęs, o galbūt ir susidūręs su tuo, kad termofikacinis vanduo yra nudažomas žalia spalva, kad užtikrinti operatyvų greitą reagavimą, aptikimą pralaidų ir taip užtikrintume jų greitą pašalinimą.